Rūta, šiandien jums didi diena. Kaip tikra jūrininkė į Klaipėdos uostą turėsite įplaukti senoviniu burlaiviu. Tiesa, o kaip reikia kirčiuoti? Klaipėda ar Klaipėda? Klaipėda. Tai ką, nori pasakyti, šiandien prie jūros važiuosim? Ko ten keliauti, brangi Rūtelė? Lietuvos jūrų muziejus Klaipėdą su visu uostu ir laivais atvežė į Kėdainių krašto muziejų. Žinau aš apie tą parodą. Eime, apžiūrėsime. Tu būsi mano gidė, arba tu būsi mano gide. Žinok, ir taip galima sakyti. Na, apžiūrėjom parodą, o dabar atėjo metas stoti prie šturvalo, arba kitaip tariant prie vairalazdės. Regi, žaidimas pajungtas. Nepajungtas. Pajungtas, veikia. Jeigu veikia, tai įjungtas. Na, neužkalbinėkite dantų, greičiau pradėkite interaktyvųjį žaidimą, kol audra jūsų burlaivio nenunešė. O taisyklinga žaidimą vadinti interaktyviuoju? Taisyklinga. Specialiuosiuose žodynuose terminas interaction verčiamas lietuvišku atitikmeniu sąveika. O šiame žaidime ir veikia veiksmo, vaizdo, muzikos, animacijos elementai. Taigi šį žaidimą ir galima pavadinti interaktyviuoju arba saveikiuoju žaidimu. Įdomiai skamba. Bet jūs žiūrėkit, kur jūsų burlaivis plaukia. Eik, tu pažiūrėk, kaip man gerai sekasi. Gal aname gyvenime jūrininko dukra buvau. Tuoj ant seklumos, man regis, pakipsit. Žinot, anuomet į uostą tekdavo įplaukti prieš marių tėkmę, tuo pat metu bandant suvaldyti ir Baltijos jūros nešančią srovę. Įsivaizduojat, kaip tokiose sąlygose turėtų būti sudėtinga valdyti laivą? Dabar man regis ir bando mane pagauti jūros srovė. Tad įsivaizduoju, kaip tokiomis sąlygomis, arba esant tokioms sąlygoms, arba kai yra tokios sąlygos, sudėtinga plaukti. Tad kol nebuvo pastatytas molas, priešingos vandens srovės užnešdavo įplauką. Ir štai tokiomis sąlygomis plaukiančius laivus jūra ties Melnrage kasmet pasiglemždavo net po kelis. Jų liekanų dar dabar išplauna. Oho, bet tikiuosi mūsų laivui nieko blogo nenutiks. Palikt laivą.